Valgys yra geriausias. Tas gal truputį vėliau pabaigsim. Ne, šitas yra geresnis. Tai Miraval tokias Provence. Tavas vėlgi, nu, kokio stiliaus tu nori. Čia matai, yra skirtingi stiliai, gali sakyti geresnis, blogesnis. Jo, šitas svaras. Gerai, rožinukai. Kaip daromi rožiniai vienai? Sustabdoma tiesiog procesas. Iš raudonas vynas, kai gaminamas raudonas vynas, tiesiog sustabdomas vidury proceso. Tai prasme, kažkiek tai yra tiesos, bet ne visai. Tai balto vyno gamybai išspaudžiu sultis atskiria nuo odelės. Raudono vyno gamybai yra nurenkamos uogos, traiškomos uogos ir verčiamas viskas į fermentavimo indą. Tai yra odelės, kuriukų, minkštimas, sultis ir viskas fermentuojasi kartu. Rožinio vyno gamybai tai yra tamsios uogos, išspaudžia sultis, bet sultis palieka su odelėmis. Nesutraiško išspaudžia tiesiog sultis, tiesiog, kad odelė taptų pažeista ir palieka kartu sultis su odelėmis, bet šaltai palieka, kad neprasidėtų rūgimo procesas. Palaiko nuo kelių valandų iki paros, sultis nusidažo, atskiria odelės nuo sulčių ir fermentuoja tik tai sultis. Tai gamybos procesas yra daugiau kaip balto vyno, bet pradžia yra ta, kad išspaudus sultis yra palaikomas su odelėmis. Šiaip rožinio putojančio vyno gamybai, nesvarbu, ar tai yra šampanas, ar tai yra kava, ar tai kremo, ar dar kažkas, tai tiesa, kad išgauti rožinę spalvą maišo baltas su raudonu. Ramaus vyno gamybai nemaišo, tai yra tamsios uogos, kurios yra laikytos kartu su odelėmis. Tai esminis skirtumas dėl to, kad skirtingos pačios uogos, skirtinga stilistika, ilgiau, trumpiau laikyti reikia, nes karšto klimato vynogės turi storą odą, vėsaus klimato vynogės turi ploną odą, spalvos daugiau storesnėje odoje, tam trumpiau reikia laikyti, jeigu plonesnė odelė ilgiau reikia laikyti. Vėlgi čia yra begalės skirtingų dalykų, vėlgi priklauso dar nuo paties vinderio, ką jisai sugalvoja, bet esmė yra kokia. Provansas dažniausiai yra, čia aišku, butelį pakankamai blyški spalva. Nėra labai intensyvios rožinės spalvos. Yra rožinė, bet nėra labai ryški. Gali būti vos nuo laukinės lašišos, tokio biškį pilkšnumo, iki intensyvesnės spalvos. Šiaip jeigu žiūrėti karštesnio klimato vynai, tie patys italai, ispanai gamina intensyvesnės, ryškesnės spalvos rožinės vynus. Čia yra Provanso stilius, čia yra tas modernas šiuolaikiškas stilius. Miravalis. Kas yra Miravalis? Miravalis tai yra ūkio pavadinimas. Šitą ūkį nusipirko praeitame amžiuje garsiausia Holivudo pora. Spėkite, kas jie tokie. Jie jau dabar išsiskyrė. Bradas, Andželina. Andželina Jolie su Pitu Brudu. Iš tikrųjų Andželka su Bredu, bet kadangi jie patys nemoka gaminti vyno, tas ūkis, jis buvo ne vieną kartą parduotas, jisai garsėjo šiaip senais alyvmečiais, bet jie turi vynogynų plotus. Ir kadangi jie norėjo turėti savo vyną, bet vyno gaminti nemoka, jie į kompaniją pasikviečia Nikolas Periną, tai yra viena iš 12 įtakingiausių vyną gaminančių vyndarių pasaulyje. Jis ateina pas juos kaip dalininkas akcininkas ir pradeda prižiūrėti vynogynus ir gaminti vynus. Pagamina vyną, Chateau de Miraval, ir šitas vynas ne vieną kartą yra vertintas kaip geriausias Provanso rožinis vynas. Po šito vyno sėkmės jie paleidžia į prekybą pigesnę versiją ir ne tik iš nuosavų vynogynų, bet dar ir prikeltos žaliavos Studio by Miraval. Tai yra, galvoju, 8-9 eurais pigesnį vyną. Tai kas viduje yra? Cinso, Grenache, Syrah ir Roller. Syrah yra brandinta ąžuolo statinėse. Tai yra 5% vyno yra brandinto ąžuolo statinėse. Spalva yra gan blyški, bet skonio intensyvumas yra labai ryškus ir ilgas. Čia mes turime San Marzano vyninę. Vyno pavadinimas yra Tramari, kas išvertus reikštų tarp jūrų. Mari yra jūra, Tra yra tarp. Kadangi Italijos pilnas yra tarp dviejų jūrų, tai yra Jono ir Adrijos, dėl to ir vyno pavadinimas yra Tramari. Tai yra 100% primityvo vyno veislė iš Salento regiono. Pats
visas plotas yra Apulija, tas Italijos kulnas, bet regionas yra Salento. Tai jeigu stilistiškai čia yra gan neutralus, tokius daugiau raudonų serbentų, šiek tiek vyšnios charakteris. Čia toks visiškai ryški vyšnaitė, salstelėjusios svirpios raudonos uogos, tas stilistiškai atrodo kaip kvapas intensyvesnis, skonio intensyvumo tokio didelio nėra kaip šitame vyne. Subtilesnis. Taip, bet jose yra ilgo poskonio. Tas panašiai kaip po proskės ragauti kavą, nes nejausi tokio didelio skirtumo, jeigu ragaujant šitą, bet jeigu po šito paragauti šitą, nu tai šitas nuros kaip vandenukas su skonio intensyvumas yra gadinis, dėl to kaina jo yra gerokai didesnė. Tai nežinau, šį kartą gerat rožinį ar? Bet šito nekimšiu. Neišgersit? Jėzus, tu nori. Jūs irgi išspjovėt, tai. Aš jau seniai išspjovau. Aš kadangi nuo 5 ryto ant salyčių ir dar man atgal į Vilnių, tai aš kažkaip nelabai noriu prigert, būtų skanu, bet... Nepatinka nėra. Kažką praleidau, daug Ne, praleidau. rožinį praleidau. Bet ant ragavimo spėjai. Čia svarbiausia. Čia tavo įraka tikrai. Bet braškės mane tokius biškinius. Sakau, tokios silpės raudonos yra ir braškės, yra vietės. Vaisių tiesiog ir pievos kokteilis. Vasarytė, ne? Vasaros pradžios. Žemogė gal net ne braškė, ne? Kažkas man jaučiasi. Norėtų mane tas terasas, saulėtė, ant žolytės, ant dekutis, ant žolytės. Jos rūpės. Miravalio nepradarinės. Ne. Miravalį, kai parduosit normaliai, tada galėsim ragauti. Okay. Karoči, pardavinė Miravalį. Paprekiaukit. Pirkit, duos ir jums. Gali parduoti, apie papasakojus apie... Ne? Stop. Jūsų žiniai. Lietuvos Respublikos įstatymai viešoje komunikacijoje draudžia naudoti garsius asmenis susijusius su alkoholiu. Viešoje komunikacijoje. Lietuvos įstatymas ar čia? Taip, Lietuvos. Lygiai taip pat kaip viešumoje pasakoti apie alkoholio naudą žmogaus organizmui ir sveikatai yra tabu. Bet gali minėti, kad yra garsių žmonių vynuogynas? Šiaip nežinau ar be. Bet tada sakys, kokie tie žmonės. Čia Veryga sugalvoja. Ne, čia ne Veryga sugalvota. Čia yra iki Verygos sugalvota. Taip? Taip, atsimeni buvo tokia laida per LNK Baltojo kapinės svetainę. Tai Dominikas Veličkam žinatėsi už į sveikatą, tais laikais gavo 35 000 litų baudos. Rimtai? Aha. Dar Veryga nebuvo valdžia. Lau, o Brazausko jau nebebuvo tada? Ne, nebebuvo. Dėlse, tu negali tiesiogiai, bet man patikdavo labai kaip dėlse profesorius V. Landsbergis mokėdavo išsakyti savo nuomonę, bet netiesiogiai. Kas galėtų paneigti, kad Čia yra gero politiko požiūris. tai lygiai taip pat apie alkoholio naudą, žalą ir visą kitą žmogaus organizmui galima šnekėti per mokslinę literatūrą. Kažkur girdėjau, kad kažkaip yra per savaitę išgertų taurių kiekis. Priklauso, ar tai yra tau blogai, ar yra gerai. Esmė yra labai paprasta. Buvo atliktas tyrimas, dalyvavo dafiga žmonių ir vartojančių, ir nevartojančių alkoholio. Tame tyrime buvo nustatyta taip, kad jeigu susirgti X liga, kažkokia tai liga,
žmogus nevartojantis alkoholio turi tikimybę įvardinta kaip vienetų, tai vartojantis iki 1 alkoholio dozės per parą susirgti tą pačią X ligą, jo tikimybė sumažėja iki 0,5. Bet jeigu alkoholio koncentracija viršyje 1 alkoholio dozę per parą, tikimybė susirgti X ligą auga geometrinė progresija. Todėl, kad alkoholį mūsų kūnas gamina natūraliai. Taip, natūraliai pasigamina, bet Bet ekstremaliuose sąlygose. ne tik, tu gavai cukrus fermentuojasi, vyksta rūgimo Bet procesas. cukrus Vyksta- turi visai kitus, Taip, kitą dalyką, negu kad pats alkoholis. bet organizme vyksta rūgimo procesas. Taip, bet ta prasme, kodėl alkoholis jisai gaminasi kūne jau. Ir ekstremaliuose situacijose, tai todėl, kad jisai visų pirma šilda ten, taip toliau. Ir tai reiškia, jeigu ir ekstremali situacija tam kūnas jaučia, tai reiškia kortizolis gaminasi. Tai aš galvoju, turit kažką tikrai bendrą tarp hormonų ir tarp... Tai kitas dalykas, jeigu šnekėtume apie tas alkoholio dozes, kas yra 1 alkoholio dozė per parą. Tai yra 20 ml gryno spirito, kai tu jį prasiskėsi, tai yra tavo reikalas. Ar tu jį kalsi porą šaukštų? Tai šotukas. Ne, tai ar tu kalsi porą šaukštų kažkaip bitinio balzamo, tada vieną ryte, vieną per pietus, vieną vakare po šaukštą, tada tu gausi tą pačią alkoholio dozę. Ar tu vieną taurę vyno išgersi, ar tu šotą degtinėlės, ar dar kažko. Tai nėra kenksminga žmogaus organizmui. Bet jeigu dauginasi, tai yra blogai. Ir, sakykime, negalima tai, kad pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, penktąjį, tai yra negeriau, tai savaitgalį susiversiu visas 5 tonų. Tai dar blogiau. Tai yra organizmui yra šokas, nes, pats baisiausias, kai žmogus geria didelį alkoholio kiekį ir jam nieko nėra. Tai yra, apsvaigęs, bet nei blogo nieko. Prisiminkit savo pirmą kartą, kai prigėrėte alkoholį. Kuo baigėsi? Gal galim net tai verstų lapą. Bet tai nėra blogai, nes organizmas kovoja. Jeigu tu prisigeri ir jau nebeatpilinėjai, tai pagalvok, ar tu nealkoholis. Jeigu kaip, jeigu ne... Jeigu prigeri ir nebevėmi, pagalvok, ar tu nealkoholikas. Jeigu prigeri ir nebebloga, ne? Aha. Kažkur ta riba vis tiek yra. Bet, ta prasme, jeigu jau didelį kiekį labai Tai atlaikai, jeigu taip, tai reiškia, Nes ko gero 80% žmonių prie alkoholį. nuodų, tai kaip ir, karališkas šeimas pratindavo prie nuodų, kad jų nenuodų. Nu taip. Tai yra nedideliais kiekiais duodavo, kad visai jeigu jie gautų nuodų, kad jie neužsilenktų. Tai lygiai taip pat prie alkoholio, tai yra vartojant alkoholio, organizmas pripranta, bet tuo metu, kai įsijungia organų veikla skaidyti alkoholį, kenčia kiti organai. Arba tie patys. Arba tie patys. Kažką Kažką linksmesnė? Valio. O jeigu o sveikiau gerti yra? Baltą vyną ar raudoną? Nėra tokio dalyko, sveikiau. Ar jis turi kažkokį Kodėl sako raudonas vynas? Gerai, aš kai augau vaikystėje ir tekdavo sirgti, pavyzdžiui, gerti antibiotiką. Tais laikais vaistai buvo labai šlykštaus skonio. Tikrai šlykštaus skonio. Tai tiesiog vištienos sriubą padaryti. Iš tikrųjų, didžioji dalis tai, kas sveika, nėra labai skanu. Taip. Supratai? Nes vaistas ir nuodas gali būti tas pats. Taip. Tai nėra labai skanu. Vadinasi, sveikesni tie vynai, kur nėra ten labai kaip skanu, kaip gerai. Tie, kurie traukia, tie, kur jie yra sveikesni. Šiaip, jeigu žiūrėti, kitas dalykas, nuo kai kuriuose vynuose, vėlgi priklausomai nuo vynuogių veislės, yra didesnis kiekis ir resveratrolio. Tai, pavyzdžiui, Pinot Noiras turi pakankamai didelį resveratrolio kiekį. Jeigu tau reikia, koks vynas yra net tyrimai padaryti, koks vynas geriausiai tinka miegui, tai nebiolo vynuogių veislės vynas geriausiai tinka miegui. Vėlgi, skirtingos vynogės turi skirtingų... Čia dėl melanino? Melatonino. Taip.
Nes skirtingos vyno gyvybės turi skirtingų dalykų. Tai ar tau reikia antioksidanto, ar tau melatonino, ar tau ko reikia? O antioksidantų turinti... Tai Pinot Noiras. Pinot Noir. Iš raudonųjų Pinot Noiras, šiaip iš baltųjų Čarelo, man atrodo, didžiausia kiekį. Ar tiesa, kad vienintelis raudonas vynas, kurį galima gerti ir šalinti, tai Pinot Noiras? Ne. Yra dar. Ką reiškia atšaldyta? Vėsų. Ta prasme, Tai vėsų. Vėsų, tai visos vėsaus klimato uogos, tamsiosios, jos naudojamos atvėsintas raudonas vynas. Apskritai, jeigu pažiūrėti raudono vyno vartojimą, žiūrėk laipsnis. 12,5 14. 17. Užkeisiu šitą vyną pardavinėję. Nesirinko. Viršininkė. Sergio Zenato Amarone. Ne Amarone dėl Valpolicella Classico. Čia tikrai. Nes pas mus plančiai buvo blogai parašyta, nežinau kaip dabar. Kažkuris pas mums irgi mane, kad buvo, man atrodo, kažkas. Vienas yra labai brangus. Tai va šitas yra labai brangus. Šitas yra labai brangus. Tas, kuris labai brangus. Kokia savikaina šitą? Tai Zenato būtent. Ne, Zenato tai yra gamintojas. Jo, aš taip pat dar maniuko. Bet Italija. Ne, čia ne šitas, čia yra toks. Čia Dievas. Čia gali būti per klaidą gal. Dievas. Kaip tada tikrinom rašym, kad matėm, kad kažkas yra. Jo, nes yra nurodomas būtelis. Nežinau, čia yra tu šnekė apie Valpolicella paprastą ir Amarone. Bet Amarone turėjo greičiausiai būti ne Sergio, o paprasta Zenato Amarone. Tai šitas yra biški per brangu. Nes jau kainelė apie 100 eurų. Kiek? Apie 100 eurų. Būtume pardavę. Gerai, sako, Už 5? Imu. Neveikia, kas aš žinokit. Aš gyvėsiu, po to susimušiu. Kas suprastų, tai jo. Aš Bet gyvėsiu. šiandien nedirba susidarė. Jūs po to įsimušite. Tai tas pas buvo. Bet, aš suprantu, kad tai yra, fainas vynas, tikrai. 100 eurų? Savykai. Savykai, tai čia. Tai dabar smegavom pigiau negu parduotuvėj. Čia labai gera širdelė. Čia tikrai gera kaina. Kolega, tai vienas Čia tikrai aфиgena kaina. 5% nuo. Čia yra aфиgena. Nuo savikainos. Imu. Gerai. Gerai. Gal gražinimą galima. Čia, Arba kelti. Ne, tai jį tikrai grąžinkit, nes užsiknėsit jį pardavinėti. tą pačią tada galėsiu pridėti. Iš viso pasimkit iš karto. Nes su šito, su Franciacorta Blanc. Kad tiesiog Bet dabar žiūrėkit, pasiimsit. žiūrėkit, aš papasakosiu tam, kad jūs suprastumėte šiek tiek, kas tai yra. Žiūrėkit, imam du vynus. Zenato. Ane? Viskas tvarkoja. Valpolicella Superiore. Dėl Valpolicella, klasiko, rezervo. Ok, nu taip, Valpolicella yra vieta. Zenato yra gamintojas. Bet čia vat yra du skirtingi stiliai. Šiaip italų kalboje tam tikri terminai ant vyno etiketės šį bei tą reiškia. Superiore nereiškia, kad tai yra superinis. Tai reiškia tiesiog ilgiau nokintos uogos. Jos ilgiau kabėjusios, jos yra sirpesnės. Spėjo ilgesnis laikymas. Ne, vadinasi, jeigu būtų tiesiog Zenato Valpolicella, jo alkoholio koncentracija būtų kokių, nu taip, 12,5-13 laipsnių. Kadangi tai yra superiore, jo alkoholio koncentracija bent pusę laipsnio turi būti didesnė, jo alkoholio koncentracija yra 12,5. Dėl to, kad uogos ilgiau nokintos, vėliau nuskintos. Dabar, jeigu suprasti, ką reiškia terminas klasiko ant itališko vyno etiketės, tai nereiškia, kad vynas yra geriamas klausant klasikinės muzikos. Ne.
Du vienetai bus, sorry, kad dar. Tai klasikinis. Ne, klasiko, tai grubiai tariant, įsivaizduokite. Vieta, X kažkokia tai vieta, nu, ta pati Valpoličela. Tai yra Valpoličelos kaimelis, jo apylinkėse augina Korvyno, Molinarių, Randinėlo, Sandžiavėzė, vyno gyvėsės ir daro Valpoličelos vyną. Daro, nu, kaip ir plotas viskas tvarkoja ir atsiranda nauja kūrėjai, jie šalia pradeda auginti tokias pačias vynuogės, daro tokį patį vyną, sako, klausykėk, mes irgi norim vadintis Valpoličelos vynu. Nu, okei, vadinkitės. Nu, plečiasi. Ir tas plotas didėja ir padidėja iki tokio lygio, kad tie, kurie gamina centriukę, nuo ko viskas prasidėjo, ir tai, kas vyksta pakraščiuose, tarp vyno stiliaus ir skonio yra kaip diena ir naktis. Tai čia yra pačiam vidurį. Tai vat klasiko, grubiai tariant, senamiestis arba pradžia, nuo ko viskas prasidėjo. Tai yra ta klasikinė vieta, zona, nuo ko viskas prasidėjo šito regiono. Tai stilistika. Dabar taip. Senais laikais Valpoličelą gamindavo dviejų stilių vynus. Gamindavo tiesiog paprastą Valpoličelą ir darydavo saldžią Valpoličelą, kurią vadino Recioto della Valpoličela. Lotynų kalboje žodis rekijo yra ausies kaušelio viršutinė dalis. Dėl ko pavadino vyną Recioto? Dėl to, kad kekės, pailga kekė, viršutinė kekės dalis gauna daugiau saulės. Tai viršutinės uogos sukaupia daugiau cukraus. Jie skina uogą, kerpa apatinę kekės dalį, meta paprasto vyno gamybai, viršutinę kekės dalį krauna į gidrai vadinamas patalpas ir laiko nuo mėnesio iki 4. Kas atsitinka? Uogos pradeda džiūti, jos pasidaro pusiau razinos. Vadinasi, santykis vandens ir cukraus pasikeičia. Vandens pamažėja, cukraus koncentracija didesnė tam prie to vandens santykio. Ir ką, iš tų pusiau razinų susitraiško uogas, tų fermentuoja, vyksta rūgimo procesas, mielės suvalgo cukrų iki 13 laipsnių, mielės žūsta, cukrus lieka, daro saldų vyną. Tai Recioto della Valpoličeloje išvytintų uogų darydavo saldų vyną. Ir buvo du stiliai, sausas ir saldus, viskas. Visi darė, kažkas atsitiko ne taip. Ar sirpumas buvo ne toks, ar mielės ant uogų odelių motavo, daro Recioto vyną, ateina ragauti, ragauju, o vynas kartus, bet gerąją žodžio prasme. Kaip itališkai yra kartu? Amaro. Iš čia atsiranda pavadinimas Recioto della Valpoličela Amarone. Iš džiovintų uogų darėme saldų Valpoličelos vyną, gavosi kartus. Ir ne vis laik tai pavykdavo padaryti. Kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Gimsta Louis Pasteras, sužino, kas yra mielės. Atsiranda kultūrinės mielės, sugeba suvaldyti rūgimo procesus. Ir iš džiovintų uogų, kuriuose cukraus koncentracija didelė, iškart gali padaryti sausą versiją. Atsiranda iš karto Valpoličelos stilius Amarone della Valpoličela. Ir iš džiovintų uogų iš karto daro sausą versiją, vyną. Tai jeigu skaitom, rašo Amarone della Valpoličela, kad yra klasiko rezerva. Klasiko tai yra centrinio dės, dėl Amarone visą laiką yra brandinama ąžuolo statinėse. Bet ant Amaronės neprivalo būti žodis rezerva. Rezerva atsiranda tada, jeigu vynas yra ilgiau laikytas ąžuole negu įprastai. Kai Amaronė brandina 3 metus ąžuolo statinėse, rezerva tai yra ilgiau brandinta. Tai va, tai jūs turite tada brangesnę versiją. Supratot? Gerai. Gerai, trapišiu. What was the breaking point? Praleidus, prašau. Tai pačioje pabaigoje jisai yra... Ne, Amarone visą laiką yra brandinama ąžuolo statinėse. Italų klasifikacijoje, net jeigu vynas laikytas ąžuolo statinėse, jie neprivalo rašyti ant etiketės, kad vynas yra laikytas ąžuole. Bet, nes, pavyzdžiui, yra vynų, kurie neparduodami, nebrandinti ąžuole. Amarone visą laiką laikoma ąžuolo statinėse, Barolo visą laiką laikoma ąžuolo statinėse, bet ant jų nebūtinai turi būti žodis rezerva. Jeigu ant tokio vyno atsirado žodis rezerva, vadinasi, jis yra ilgiau laikytas negu įstatymo numatyta tvarka. Ir jie mokesčius moka kitokius. Ne, tai yra ne dėl mokesčių, yra dėl taisyklių. Dėl taisyklių. Jie negali jų pažeidinėti. Taip. Tai yra toje vietoje
majonezą. Jo, turėsit Jo. pigesnį versiją. Įperkat. Gerai, 2 naujosios Zelandijos Pinot Noir. Pinot Noir, Pinot tamsioji. Šiaip vėsaus klimato uoga, plona odelė. Žiūrėkit, vienas iš tipsų, kaip sužinoti, ar vynas yra vėsesnio klimato. Pasiimate butelį ir prieš šviesą. Pasižiūrėkite spalvą. Šiaip, taip, tai tamsu. Okei. Pavyzdžiui, pasilyginkite va šitą vyną. Yra skirtumas? Tai kuris Bet ar pats butelis neturi? Ne, neturi, čia žinok, nedidelis skirtumas spalvos butelio. Bet iš principo, imk vieną, antrą, trečią. Tai jie yra... Tiesiog butelis spalva, jisai vis tiek spalva yra tamsesnė. Tai vėsus klimato. Vėsos klimato vynai turi dažniausiai blyškę spalvą. Sąlyginai blyški spalva. Jis atrodo, kaip praskiestas. Ar visada? Beveik visą laiką. Nes vynuogės oda yra sąlyginai plona. Plona spalva, mažai spalvos. Dėl plona oda, mažai spalvos. Rūgšties kiekis didesnis. Dabar, vėlgi, čia yra skirtumas. Skirtumas yra gamintojų, skirtumas yra vietos. Čia yra iš Central Otago. Čia, kiek atsimenu, buvo lyg tai man... Čia tas Kim. Ne, Kimas, bet aš dabar galvoju, jie rašydavo anksčiau vietą, iš kurios vietos. Neberašo, bet tai yra skirtingose vietose, bet vėsesnėme klimate užauginta vynuogių veislė. Dabar, jeigu tu sakei apie tai, kas yra atvėsinta, ar galima Pinot Noirą gerti atvėsintą, teko ragauti? Man asmeniškai, aš tiksliai žinau, kad labai daug žmonių iš tikrųjų tą praktiką. Man asmeniškai, man Pinot Noir atvėsintas daug geriau. Kad jisai ir Dėl ko? geras lengviau. Tai dabar žiūrėk, atsimeni, ką sakiau? Kaip yra vėsesnėme Jisai klimate? yra sipping wine. Šis Pinot Noir mano mėgstamiausia. Kaip yra vėsiame klimate su rūgštim? Didesnis. Didesnis rūgšties kiekis. Teko tau ragauti baltą šiltą vyną? Ne. Skanu? Tikriausiai, kad Rūgštis malonesnė ir gaivesnė, tai yra vėsi. Tai Pinot Noiras yra vėsaus klimato uoga. Rūgšties kiekis yra pakankamai didelis. Supratau. Dėl to atvėsintas rūgštis yra malonesnė ir gaivesnė. ledą įmėgina. Yra malonesnė ir gaivesnė. Ir negalima per ilgai laikyti, nes tau tu biškiau jį užslopinsi brandą. Bet šiaip tai geriasi tikrai maloniau dėl to, kad rūgšties kiekis yra didesnis. Dabar dėl ko kitus raudonus vynus reikėtų atvėsinti iki 16-19 laipsnių? Dėl alkoholio koncentracijos. Nes jeigu tai yra karšto klimato vynas, jo alkoholio koncentracija yra gan aukšta. Jeigu vynas bus Cukraus kiekis. ne apie cukrų šneka, alkoholio koncentracija. Ir kas atsitinka? Jeigu tu duodi šiltą, tu pirmiausia gauni alkoholį. Dėl to atvėsintas tu neturėsi tokio alkoholiško kvapo, jis gersis maloniau. Tai vėsina tiek Pinot Noirą, tiek kitas. Pinot Noiras dėl to, kad rūgštis, kitos vynuogių veislės dėl to, kad alkoholio koncentracija. Čia geras. Favoritai iš tikrųjų Zinfantelis raudonas O kodėl ne Pinot Noiras? ir Pinot Noiras. Čia buvo mano du mėgstamiausi. Nes aš O raudoną kaip tengiu. su primityvo? O Zinfantelis ir primityvo turi ką nors bendro? Tai yra ta pati vynuogių veislė. Tai yra ta pati vynuogių veislė. Skirtingos vietos. Jo, bet Zinfantelis jisai labiau populiaresnis dėl rozinio. Jisai White Zinfantelis tau patinka. Jį vadina čia tipo white. Jį vadina White Zinfantelis, bet iš tikrųjų yra rožinės spalvos salstelės vynas. Salstelės vynas White Zinfantelis. Ir vynuogės tas pačias. Vynuogė yra ta pati. Šiaip originaliai vynuogių veislė primityvo net nėra itališka, nėra amerikietiška. Aš galvoju, kad itališkas. Pasakyti originalų jos pavadinimą, pasakyti vietinę ar tarptautinę. Tarptautinę. Tarptautinis būtų Tribidrag. O vietinis? Karalienė Kaštalenskė. Tai čia, ne čia, ne. Austrai? Ne. Tada Slovakija? Ne. Kažkaip įdomiai. Хорватska.
Kaip? Harvatska. Harvatska. Ai, Kroatija. Kroatija. Taip. Taip. Nes jeigu tu pasižiūrėtum žemėlapyje, tai vasa Dubrovnikas ir Baris yra tam pačiam lygiai. Tai realiai nuo Dubrovniko žemyn, nuo toje pusėje yra auginama Krymenė Kaštelenska. Tai ilgą laiką italai augino šitą vynogę ir vadino ją Uva di Kroatija, tai yra vynogė iš Kroatijos, bet po to nusprendė pakeisti pavadinimą, nes tai yra viena iš pirmųjų vynogių veislių Apulijos regione, kuri keičia spalvą. Tai pradeda tamsėti. Primityvo, ne dėl to, kad primityvi. Jinai pradeda nuo šviesios ir... Ne, tai yra vokiškai žalia. Aha. Žalia ir jau tos, kai prasideda nokimo procesas. Jūs visada pradžiai žalia? Taip, Visos? taip, bet tai yra, kadangi tai yra tamsi uoga, tai yra pirmoji vynogė, kuri pradeda tamsėti. Aha. Nei Gramaro, nei ten kitos vynogės nėra tamsėti, o primityvas jau pradeda tamsėti. Ir kadangi tai yra pirma, tai yra primo. Dėl to ir vynogės pavadinimas primityvo, kad yra pirmoji. Jinai seniausia, ne seniausia. O seniausia visada kur? Kur? Senajam pasaulyje. Nežinau, to nepasakysiu, bet iš jų nelabai surasi vyno dabar. Bet, nusakykim, yra tokių vynogių veislių kaip Žuvė, ar dar kažkas, tai yra pakankamai retas, bet tos oldschool senovinės vynogių veislių. Niekas neužsiima to? Ir šiai dienai yra, nesimenu, kuri vynogių veislė, tai yra skaitoma, kad viena iš daugiausiai turinčių genų. Didžioji dalis vynogių turi tos vynogės genų. Nėra, bet jos visos yra daugmaž jau crossbreedingas. Ne. Jos kai kurios laukuose. Pavyzdžiui, Cabernet Sauvignon. Taip pat laukinė, kaip laukinė? Jie Cabernet Sauvignon, vynogių veislė. Ne žmogaus sukryžminta. Tai yra laukuose susikryžminusios dvi vynogių veislės. Sauvignon Blanas, baltoji, ir Cabernet Franc, raudonoji. Dėl to, kadangi iš abiejų tėvų pasiėmė stipriausias savybės, tai yra tiek Sauvignon Blano rūgštį ir tos serbentinės natas, tiek Cabernet Franco tvirtumą ir taninus, dėl to jinai turi pavadinimą Cabernet Sauvignon. Bet jinai laukuose. Bet čia yra arčiausiai tiesos Cabernet Sauvignon šiais laikais. Kodėl? Ar yra dar kažkas? Jau. Tas yra virš 3,5 tūkstančių vynogių veislių. Aš tą taip lėtai suprantu. Tai pas mane namuose kažkur valiojas va tokia istorija knyga, kur 1200 jų aprašyta. Tai va tokia istorija knyga, ten nusišalt kaip visą. Su paveiksliu. Ten net pusės atsiminti neįmanoma. Tai jeigu žinai, nes aš to labiau, kad, pavyzdžiui, jeigu... Bet man įdomu, taip pat tos grinai seniausias vynogių veislių. Kur, pavyzdžiui, kur graikai romėnai naudoja. Nerasi vienos tiesos, dėl to, kad skirtingose šaltiniuose gali būti minima visiškai skirtingi pavadinimai. Čia lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, Italijos žemės ūkio institutas yra užregistravęs 350 vietinių Italijos vynogių veislių. Patys Italų vynogių augintojai rėkia, kad pas mus yra virš 500 vynogių veislių vietinių. Nors tais laikais buvo labai daug kas atvežtinio. Ne. Kuo tikėti? Ar institutu, ar italas? Ne. Tas iš vienos pusės gerai. Vynogių veislių... Aš apskritai italais nelabai pasitikė. Italai apskritai rėkia, kad jų virtuvė pati geriausia pasaulyje. Vynogių veislė Sangiovese. Čia Jupiterio kraujas. San yra kraujas, Giove yra Jupiteris. Tai čia yra Jupiterio kraujas. Tai Sangiovese vynogių veislė yra paplitus Toskanoje. Tai yra dominuojantis. Tai Chianti yra gaminama iš Sangiovese. Tai toje pačioje Toskanoje, Chianti klasikos zonoje, taip jinai vadinasi Sangiovese. Jeigu paeisi iš Chianti klasikos zonos, gali surasti pavadinimą ir Sangiovese,
ir Brunello, ir Brugnolo Gentile. Čia gal jau dialektas. Čia yra ta pati vynuogių veislė. Taip, bet dialektas skiriasi, nes... Ne. Kaip, čia kaip žemaičiai tokie yra. Nu, taip, dialektas šiek tiek duoda įtakos, bet iš kitos pusės Gentile. Montepulciano apylinkėse ta pati Sangiovese yra mutavusi ir jinai yra mažesnės uogos. Yra mažesnės, elegantiškesnės uogos. Jeigu tu eisi į Chianti Classico, jos yra gerokai didesnės uogos. Tai stilistiškai Tai reiškia skiriasi. jos jau išvestinės, Ne, kadangi... jos dėl klimatinių sąlygų jos šiek tiek prisitaiko ir mutuoja. Tempranillo turi virš 400 klonų. Tai yra skirtingų atmainų. Ir Riojos Tempranillo nuo Ribero del Duero Tempranillo skiriasi kaip diena ir naktis. Tai skamba taip pat, Ispanija ta pati. Jo, Riojos Tempranillo, same thing, but... Bet vyno stilius yra visiškai skirtingas. Jeigu Riojoje pabrandintas ąžuolo statinėse Tempranilloje bus tokia daugiau avietė vyšnė, tai... Man labiau kaip tik tos statinės. Ne, tai avietė vyšnė ir vanilė. Čia tik ne, bet tai yra daugiau raudonos uogos. Iš Ribero del Duero bus tamsios miškų uogos. Tai yra stilistiškai visiškai kitas stilius. Ir ne tik dėl klimatinių sąlygų. Supratau. Garnačia. Garnačia yra blanka, yra garnačia raudona, bet yra dar garnačia gry, apie kurią nelabai ką žinau, bet yra realiai ta pati uoga, kuri yra mutavusi, tarsi išviesėjusi uoga. Jo, gerai, grįžtam prie šitų. Tai Pinot Noiras. Vėsus klimatas, jeigu reikėtų Pinot Noirą apibūdinti, lietuvišką raudoną vyšnį. Šiek tiek rūgštelės ir šiek tiek traukia burną. Atvėsintas, vis tiek burnos netraukia, malonus gaivus. Primityvo. Kaip minėjau, primityvo ne dėl to, kad primityvo, bet primos yra pirmoji. Vėlgi, vynuogių veislė auginama dažniausiai Italijos kulnas, tai yra Apulijos regionas, bet įsivaizduokit labai paprastai. Net ir tas pats regionas turi skirtingas vietas. Šilutės rajonas yra gan didelis, bet Rusnė ir, pavyzdžiui, koks Vainutas. Yra kaip diena ir naktis. Tiek dirvožemis, tiek mikroklimatas. Tai, kadangi tai yra karštas klimatas, Apulijos regione geriausia vieta primityvo auginimui yra Mundurija. Tai jeigu rašo primityvo di Mundurija, tai yra nuorodo, kad iš geriausios. Kuo jinai yra geriausia? Tai yra molinga dirva, kuri yra pilna geležies. Tai yra geležinga dirva. Ką duoda molis karštame klimate? Jis vėsina. Tai molinga dirva šiek tiek labiau atvėsina. Neperkaisina taip vynmečiais. Sulaiko drėgmę. Taip. Dėl to iš šitos vietos primityvas visą laiką yra labiau vertinamas ir jo kaina dažniausiai būna didesnė. Nes jeigu primityvo di Salento bus pigiau, jeigu primityvo di Puglia, tai yra dar didesnis plotas. Nes tai yra nuo ploto priklauso. Tai Macelė Pitrosa, primityvo di Mundurija, mažas, sąlyginai mažas plotas, kaimo pavadinimas, iš tų apylinkė, tai yra išskirtinis primityvus. Trapišės, kodėl aš turiu vaizdus, čia patys. Trapišė Vanjardas yra. Tai yra lietuvių mėgstama vynuogių veislės sira, kuri turi sąlyginai mažą rūgšties kiekį, beveik visą laiką turi tamsias uogas ir šiek tiek pipirų, tiek raudonųjų, tiek baltųjų, tiek juodųjų pipirų kvapus. Tas rūgšties nedaug, bet taninai yra gan intensyvus ir lietuviam tai patinka, ypač sumėsyta. Tai kol nebuvo primityvo, tai buvo viena mėgstamiausių lietuvių vynuogių veislė. Toliau. Šitas turėjo būti. Čia tikriausiai. Ne, aš nežinau, tiesiog, aš neskaičiau meniukę. Kitas egzempliorius. Graciano. Pas jūs meniukę Graciano barondelės parašytas, leisite paklausti. Čia, taip, čia Graciano Rioja. Ja. Graciano, okei. Nes, tai yra rečiau matomas vynas. Šiaip, iš tikrųjų, šitą vynę priklauso Alkoto grupiai. Bet kadangi tai yra atskira etiketė, atskiras viskas, Riojos regionas buvo labai smarkiai įtakotas Bordo vindarių. Bordo vindariai bėgo nuo filokseros, tai yra vienas iš regionų artimiausias pagal klimatinės sąlygas, pagal viską. Bordo regiono buvo Rioja, Ispanijos Rioja, tuo metu ten filokseros nebuvo. Ir tai yra pirmasis Ispanijos regionas, kuris pradėjo gaminti aukštos kokybės vyną.
Ilgą laiką Riochoje buvo leidžiamos 7 vynogių veislės Riochos vyno gamybai. Tai yra 4 raudonos, 3 baltos. Tempranillo, Garnačia, Graciana, Mazuela. Tai yra raudonos vynogių veislės. Tai čia yra viena iš tų oldschoolinių vynogių veislių Graciano, iš kurių buvo leidžiama gaminti Riochos vyną. Tai dažniausiai buvo mišiniai. Iš baltų tai yra Maldozija, Viura ir Garnačia Blanc. Kodėl balta Rioja yra? Žiūrint kuri. Kiek esi ragavęs, nei vieną baltą Rioja? Yra labai gerų ąžuolinių baltų Riochos vynų, bet jeigu tau patinka ąžuolinis vynas. Nu čia, jo, gal tas ir prideda daugiau. Šiaip bacon. Riochos vynas vertinamas, apskritai, jeigu tu nueisi į specializuotą vyno parduotuvę ir atsisukti į karštesnio klimato zonas, tu sunkiai surasi baltą sausą vyną, kainuojantį virš 30 eurų. Jeigu pažiūrėsi į šalto klimato zoną, be problemų rasi baltą sausą vyną, kainuojantį virš 30 eurų. Niekad nesusidomėjai, kodėl? Nes laikymas... Rūgštis yra konservantas. Ai, Tai yra natūralus konservantas, kas padeda ilgiau išbūti butelyje. Tai jeigu tu paimsi bele kokį, patį pigiausią, patį paprasčiausią ispanišką baltąjį vyną ir bele kokį, patį pigiausią, patį paprasčiausią vokišką Riesling. Rieslingas nuo derliaus metų be problemų butelyje išsilaikys 5 metus. Riochas pigiausias po 1,5 metų jis bus oksiduotas. Čia yra tas pats, kas alyvinį obuolį išlaikyti iki pavasario. Tai neįmanoma. Nes jis sezoninis. Kadangi tai yra karštas klimatas, nėra daug rūgšties. Rūgštis vynas neišsilaiko. Dėl to juos reikia parduoti greitai, pardavinėja pigiai. Jeigu yra kažkur tai aukščiau kalnuose, dar kažkas jo vadinasi pagamina mažiau, jo kaina iš karto didesnė. Jeigu dar brandintas ąžuolo statinėse, bla bla bla, jis jau kainuoja. Jeigu padarė ilgamžiškesnį, tai kainuos ir jį surasti yra sunkiau. Yra ispaniškos Anatės vyninė turi brangiausią baltą ispanišką vyną Chardonnay Uno, kurio būtelio kaina apie 300 eurų. Tai palyginimui, kur prancūzišką gali surasti už kelis tūkstančius eurų. Nes tai yra biškis skirtumas. Tai čia yra ta Baron de Lėjas, tai yra atskira vyninė. Tai yra daugiau kaip prancūziškas būtų šato, tai yra nuosavi vynuogynai, neprikliauta žaliava ir jų vyndarys šitoje vietoje žaidžia daugiau su eksperimentiniais ir senoviniais stiliais. Panašiai, tai Graciano būtent buvo padarytas vienos vynuogės vynas, kad norint atspindėti senovinę Riochos stilistiką. Monpoličello jau pasakoju. Dar papasakot nežinau. Tai čia, jeigu žiūrėti, čia yra daugiau. Taip. Jeigu žiūrėt, šitie du vynai priskirčiau tokia visiška klasika, čia yra sąlyginai paprastutis vynas, čia yra modernas, čia yra pažengusiem tiem, kam reikia lengvesnio. Pažengusiam šitas su šitą? Žiūrėk, Pinot Noirą didžioji dalis lietuvių mėgsta primityvų. Visa restorane turi būti 3P. Tai yra Prosecco, Pinot Grigio ir primityvų. Tada net pardavinėti reikia, jie parsiduoda patys. Pinot Noiras yra žmonėm, kurie yra pažengę arba kurie yra vienausim kažką girdėję. Jiem gali nepatikti, bet jie žino, kad čia pakrūta. Jeigu žiūrėti stilistiškai, tamsių uogų padažas nėra toks universalus prie patiekalų kaip raudonų uogų padažas. Raudonų uogų padažą gali pritaikyti ir prie žuvies, ir prie mėsos, jo spektras yra platesnis ir prie paukštienos, negu tamsių uogų. Tai va čia yra raudonos uogos, čia yra tamsios uogos. Tai realiai su maistu tai yra universaliau. Bet klausimas, kas yra skaniau. Padėkite bliūdą su vyšniom ir bliūdą su trešniom, kas pirmiau dings nuo stalo. Trešnis. Tai va, tai čia tai, ką geria. Va čia va tai, ką geria lietuviai, va čia, va tokia stilistika. Čia tai, kas yra universaliau ir tinka prie maisto. Tai čia yra, tai galim sakyti prie maisto ir ne prie maisto. Ne, jie visi prie maisto yra. Jo.
Čia yra klasika, čia yra tas stilius, kur čia jau tokiam biški daugiau suprantantiem, ko jisai nori. Čia nėra popsas. Super. Gerai? Žinoma. Ką? Kol pilam talų gerą. Nežinau. Pinala. Tai nežinau. Ai, tie... Mes turim... Tai gal turim... Čia turim dabar. Jeigu jūs pinolarą pilstat ar ne? Ne. Nepilstat? Tik buteliai. Čia iš tikrųjų tik tai 2 buteliai. Tai va šitas... Kur deda laiką? Čia. Padarysim vieną... Svarės. Čia yra, čia palaus, palom žiūrėkit. Tada! Palauk, mes vienintelį trūkstam ilgamojo. Žiūrėk, kad, kaip sakoma, smarkiai nežaisti. Turit pakuščią taurę. Mano rekomendacija. Užteks, kiek čia yra leduko, tuose atsišaldyti tik taurės atšaldyti. Prasuk taurę, kad atšaltų. Ką nu čia dabar? Ai, nice. Šitam. Čia gal per pusę pasiėjo. Duok, kol įmesiu ledo, kad atšaldyt taurę. Prasuk taurę, kad iš tiek vėsintelis, nes jisai yra šiltas. Net vat palyginimu, žiūrėk, aš tau įpilsiu į šiltą taurę. Ir į šaltą taurę. Ir pasilygink ir kvapą, ir skonį. tą patį vyną. Atšaldytoj taurėj? Tai reiškia, čia didesnė rūgšties koncentracija. Ne, jis ne taip rūgštas. Čia mes jaučiame daugiau tokio alkoholiškumą ir uogas, čia yra toks daugiau gaivumas, tai atrodo tiesa gaivumas. Visa stilistiškai atrodo šiek tiek kitaip. Tada paragauk šiltą ir paragauk šaltą. Čia šaltas? Šaltas? Galiu turėti? Kuris skaniau? Šaltas. Jis yra malonesnis, jis yra gaivesnis, jis netaip traukia burną, tos vaisiai yra ryškesni. Bet sakau, visiška vyšnė, tai jis tokia lietuviška raudona vyšnė, kuris tai būna, biški traukia rūgštelę, biški vaisiatanino, toks pakankamai smagus vynas. Kas yra karštas klimatas, tai yra kaip diena ir naktis, tai yra visiškai kita stilistika ir čia jau uogienė. Čia turėt kokį kažkas? Čia yra šitas, tai paratas. Čia ką stikliniam. Taurėje, bet jeigu reiktų. Su butelio gal prie mėsos. Na, bet kažkaip man jo. Kas? Labai para. Nepatiko? Ne, kalbam, kad... Sausas gal. kad Ne, normalu, raudonas vynas, visi iki vieno raudonieji vynai yra sausi. Nu mes tiesiog, žinai, netgi raudonas turi easy drinking. Ne, raudonas vynas ir yra raudonas vynas, jis tam ir padarytas, kad trauktų burną. Dabar pasižiūrėkite, ar raudonas vynas spalva. Yra skirtumas? Tuose šaltas klimatas, karštas klimatas. Dabar uostyk kvapus. Gal dar vieną taurytę galit? Bet čia vat yra pilna taurė. Po to plau daug reikės. Duosiu. primityvas kalendorius.
Tuose va čia vat jau į trešnės, į slyvos ir vanilės, ko tik tais tenais nėra, iškart net kvepia saldžiai. Tuose, bet jeigu šnekėti apie tai, ar traukia burną ar ne, tai kuris labiau traukia burną? Pinot Noiras taip netraukia burnos. Primityvas labiau traukia burną. Jame rūgšties mažiau, bet tokiuose taninų jame yra gerokai daugiau. Ir kai žmonės sako, ne, aš nemėgstu labai sausų vynų, bet man patinka primityvo, tai jie patys savo prieštarauja. Kai aš nemėgstu rūgštaus vyno, bet man patinka Rieslingas, tai vėlgi jie patys savo prieštarauja. Kaip nežinojimas. Neatleidžia nuo atsakomybės. Intensyvumas. Geriau. Tikrai geriau. Ar tą gertų? Ne, žiūrėk, ką reiškia gerti? Su kuo? Klausimas. Jeigu šnekėt apie tai, ko tu daugiau išgertum, sėdint gurkšnot. Šitas. Prie labiau ko. Žiūrėk, jeigu tu turėtum, pavyzdžiui, antienos krūtinėlį. Aфиген, šitas būtų jau per sunku. Gerai, man va tokia va stilistika žiauriai gerai yra, pavyzdžiui, prie keptos skumbrės. Keptos skumbrės. Aфиgen. Tas atvėsintas Pinot Noiras. Nu, apskritai, Pinot Noiras atvėsintas prie keptos skumbrės. Labai gerai. Bet, ta prasme, jeigu tu valgysi steiką, net ir prie steikais yra gerai, ypač jeigu steikas yra riebesnis. Jeigu riebalų yra daugiau, jeigu filet mignonas, nu tai taip, tada galbūt ok, arba jeigu kažkas aštresnė, pasiimti primityvą. Bet realiai Pinot Noiras jis bus bet kokiu atveju universalesnis prie daugiau Bet mes jo patikimų. nepilstam, va tas yra problema. Čia jau jūsų problemos. Tarp kitko, Sangiovese pavėsinta, jinai turi panašią stilistiką, jinai sirpesnė šiek tiek, bet jinai turi ir rūgšties ir ne tiek daug tanino. Tai jūsų va šitas išdėdė buvo Sangiovese. Ir mes pastebėjom iš tikrųjų, kad nei tos baldas, nėra blogi vynai. Jeigu tu dabar pasižiūrėk, tamsesnė spalva, jis tikrai labai normalus, turi rūgšties, turi sirpės uogas, bet turi taniną. Tu skaitot iki galo, kas yra parašyta ant, tu prasme, įpakavimo. Tai kas gamina šitą vyną, žinot? Šitą vyną gamina kantina San Marzano. San Marzano gamina tą patį primityvą, ką jūs dabar ką tik ragavote. Labai lengva. Tramarė gamina tie patys gamintojai. Neįpareigojantis Tas jisai jisai- visiškai. Ir Haus Vainas, tas, kas yra kaip namų vynas, jis ir neturi būti vienas Čia dalykas. piliai gal tą haus? Jo. Jis neturi būti per daug skanus ir per daug intensyvus. Jis neturi turėti labai didelės alkoholio koncentracijos, dėl to, kad tu išgėrei vieną taurę ir nesupranti, ar tu rūkalės ar ne. Tai pirmas dalykas, tau nebuvo taip, kad neskanu ir tu nesupranti, tai dar geriau. Ja, tai va, Haus Vainas stilistika tokia ir turi būti. Aš sutinku, kad galima surasti begalę skanesnių vynų. Bet klausimas, ar pas tave antrą taurę gers. Jeigu jis išgers labai skanaus ir stipraus, tai nuo vienos jis jau sėdėks toksai. O jeigu biški lengvesnis, jis galvos, gal dar vieną reikėtų išgerti. Laima, gal gali parodyti, kad yra įmušta tenai, kad jie nematė? Ja, taip? Yra įmušta, galis parodyti, kad jie nematė. Tai va, ačiū, kad perkate ir gražios jums dienos. Oi, ačiū. Ne, iš tikrųjų buvo labai įdomu. Jo, ačiū labai. Dėkui, lauksim gegužę. Dar su daug. Lauksim, dalyvausim. Galim tą sekantį kartą kitus vynus paimti. Tai taip. Šitas